Toliau nelaimių ir kriminalo apžvalga, iš pradžių apie Klaipėdoje Danėje nuskendusi katerį. Klaipėdoje Danėje nuskendo pramoginis kateris. Aplinkosaugininkai sako, kad teršalų į upę nepateko. Kodėl į dugną nugarmėjo laivas, paaiškės po tyrimo. Kaip dabar matome, teršalų jokių nėra. Šįryt buvom susitikęs su savininku laivo, jiems surašytas privalomas nurodymas ir jisai per 2 savaitės įpareigota šitą laivą iškelti. Bet mūsų manimu tai turėtų artimiausių laikų būti padaryta, nes savininkas geranoriškai sutinka šitą visą greitai padaryti. Ištraukti nuskendusį apie 5 tonas sveriantį laivelį prireiks nemažai pastangų. Kad galėtų priplaukti plaukiojantis kranas, gali prireikti pakelti vieną iš tiltų. Laivo savininkas sako planavęs katerį parduoti. Nuskendus laivų jis patyrė keliasdešimt tūkstančių litų nuostolį. Nuo sniego ir nuo lietaus daug prisniego ir laivas turbūt pasviro, o ten yra siurbliai išpampuojama anga ir per tą angą galėjo ir tas vanduo daugiau dar subėgti ir to pasakoja ir reiškia jisai ir pasviro ir nuskendo. Laivo savininkas įpareigotas laivą iškelti per porą savaičių. Tikimasi, kad tai pavyks greičiau, kai tik bus susitarta su narais.